Pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu ir visiems pristatau šiandien studijoje pas mus svečiuojasi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas. Labadiena. Labadiena. Na, pirmiausia, jūsų visus darbuotojus su artėjančia švente. Ačiū. Priminsiu visiems klausytojams, jog spalio 2 dieną minėsime Angelų sargų dieną, dar kitaip policijos dieną. Na ir paklausiu jūsų, su kokiomis nuotaikomis pasitinkate šią šventę? Na, iš tikrųjų, kiekviena šventė tai yra lik kažkoks tai atskaitos taškas, kuriuo metu gali pasižiūrėti, kokie yra pasiekti rezultatai, kokios yra pasiektos policijos sistemos gairės. Na ir visada galima pasižiūrėti ir kaip sekėsi policijai dirbti, kokie yra visuomenės ir policijos santykiai. Šiaip šventėm esame nusiteikę pakiliai, kaip ir kiekviena šventė yra tam, kad yra švęsti. Ir esam numatę visą eilę renginių ir miesto gyventojams, kadangi vyks rugsėjo 30 dieną, vyks visuomenės ir policijos šventė. Kartu mes turėsime mišias Šiaulių katedroje, taip pat turėsime bulvare prie Senojo dvaro, turėsime šventę, kur parodysime Šiaulių miesto ir apskrities gyventojams policijos techniką, mūsų kinologų pasirodymą, na ir kitus renginius. Žodžiu, šiauliečiai galės iš arčiau šiek tiek susipažinti su jūsų darbu. Taip, šiauliečiai galės pabūti kartu, pasižiūrėti, kuo šiandien gyvena policija, kaip jinai aprūpinta, kaip jinai gali užtikrinti visuomenės saugumą. Na ir kalbant apie tas sąsajas miestiečių ir policijos, ar jos yra pakankamos šiai dienai, kaip jūs manote? Na, aš manau, visada norisi geresnių santykių, tačiau šiai dienai tikrai reikia pažymėti, kad vis daugiau tiek miesto, tiek apskrities gyventojų pasitikė savo policiją. Iš tikrųjų, vis daugiau gaunam pranešimų apie įvairius teisės pažeidimus ir nusikaltimus, kai žmonės patys pastebėjo vienokią ar kitokią negerovę, praneša policijai. Taip pat reikia pažymėti, kad jau ne pirmi metai vyksta projektas Saugią aplinką kurkime kartu, kur bendruomenių nariai įsitraukia į bendrą veiklą, kurią nori kurti tas gyvenamosios teritorijos aplinką saugią, kad nebūtų nusikaltimo ir kartu su policijos pareigūnai sprendžia bendras saugumo problemas. Žodžiu, galima sakyti, kad žmonės pasitikė šią instituciją. Na, paskutinės apklausos metu buvo nustatyta, kad Šiaulių apskrity policijos pareigūnais pasitikėjo virš 80% gyventojų. Tai aš skaitau tikrai labai geras rezultatas. Taip. Na ir kalbant apie šiaip rezultatus, apie situaciją pastaruoju metu Šiaulių apskrityje, kaip ją būtų galima apibūdinti? Na, iš tikrųjų, situacija nesikeičia, nors prieš prasidėjus sunkmečiui buvo galvojama, kad gali kilti nusikaltimų bumas, gali išaugti įvairių rūšių nusikaltimo. Be abejo, kai kurie nusikaltimai auga, bet čia kai kurie mažėja. Bendrai situacija yra praktiškai panaši. Didėjimo mes turim tik tai 0,4% bendro nusikalstamumo didėjimo, tai praktiškai galim sakyti, kad situacija išliko tokia kaip ir praeitais metais. Lygiai taip pat buvo ir už praeitais metais. Tai galiu pasakyti, kad nusikalstamumas kol kas išlieka stabilus. Policijos ištyrimas taip pat yra labai geras, aš skaityčiau, tokiomis sąlygomis, kokias turime. Šiaulių apskrities policijos pareigūnai ištyrė virš 50% visų nusikaltimų, tai yra gerokai daugiau negu Respublikos vidurkis. Na ir tuo pačiu galima pasidžiaugti, kad iš tikrųjų Šiaulių policija, Šiaulių apskrities policija ištyrė daugiausiai nusikalstamų veikų visoje Respublikoje. Lygiai taip pat ir miesto policija. Tai va tikrai veiklos rezultatai yra džiuginantis. Na, bet žinoma, yra daugiausiai, kaip visur, daugiausiai registruojama vagysčių. Vagysčių būna įvairių ir iš transporto priemonių, ir iš gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų. Tai va čia tokios pagrindinės mūsų problemos. Be abejo, neramina tai, kad daugėja nusikalstamų veikų padarytų viešose vietose, viešosios tvarkos pažeidimo, nors jie yra ir gerai išaiškinami, tačiau tai rodo, kad vis dėlto, žmonės galbūt
padauginę alkoholio ar kitų priemonių vis dėlto viešose vietose sprendžia savo problemas netinkamai ir iš to kyla paskui iki teisminio tyrimo ir administracinio teisės pažeidimo problemos. Kalbant tarp paauglių tarpe, ar yra didelis nusikalstamumas ar kažkokie kitokie pažeidimai? Na, iš tikrųjų, apskrityje šiai dienai galima pasakyti, kad kažkokio labai ženklaus pasikeitimo nėra. Galima pasakyti, kad nepilnamečiai šiai dienai padarė yra mažiau nusikalstamų veikų lyginant su praeitais metais, tačiau ką mes pastebim, kad kartais nepilnamečių ir jaunimų padarytų nusikaltimų, na, tokie, sakykime, pagal savo sunkumą masteliai sunkėja ir patys nusikaltimai kartais būna brutalūs ir labai žiaurūs. Aišku. Artėjus šventėje, žinoma, nesinori kalbėti apie kažkokius blogus dalykus, tačiau paklausiu vis tiek, su kokiomis problemomis susiduria dažniausiai policijos pareigūnai? Na, be abejo, kaip ir visos biudžetinės įstaigos, mes esame finansuojami iš valstybės biudžeto. Ir aišku, puikiai suprantama, kad šiai dienai iš tikrųjų nėra tų finansinių išteklių tiek, kiek jų reikėtų. Ir todėl reikia kartais imtis įvairių ir radikalių priemonių, siekiant, kad tais pačiais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais užtikrinti žmonių saugumą. Tai tą mes taikom įvairias naujovės. Na, o iš tikrųjų dar galima pasakyti, kad viena iš tokių irgi šiais metais ypač aktualių problemų tai, kad žmonės sulaukia to amžiaus, kai gali išeiti į užtarnautą pareigūno pensiją, jie tą renkasi ir nelabai noriai pasilieka ilgesniam laikui tarnyboj. Tai pas mus pradeda trūkti ir pareigūnų, didėja nekomplektas ir aišku, su mažėjančiais žmogiškaisiais ištekliais pakankamai tampa problematiška išspręsti visas problemas. Tačiau šitos problemos yra sprendžiamos ir aš manau, kad anksčiau ar vėliau jos bus išspręstos. Kągi, tikėkimės. Kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes grįšime į eterį ir tęsime mūsų pašnekesį.